Norėdami patekti į kombaino nustatymų puslapį, galite paspausti kombaino siluetą viršutiniame kairiajame kampe arba pasiekti per kombaino meniu, paspausdami kombaino piktogramą dešiniajame terminalo kampe. Iš šio puslapio galite reguliuoti nustatymus paspausdami konkretų laukelį tiesiogiai per lietimui jautrų ekraną, naudodami klaviatūrą arba spausdami mygtukus ant porankio. Čia galite reguliuoti tik rotoriaus greitį, kūlimo po būgnių tarpą, ventiliatoriaus greitį, viršutinių ir apatinių sietų padėtį. Ideal visada stengsis pasiekti nustatytą reikšmę, o jei to padaryti nepavyks, pasirodys įspėjimas. Iš šio meniu galite patekti į derliaus nustatymų puslapį, kuriame galite keisti derliaus parametrus. Paspaudę derliaus nustatymų piktogramą dešinėje ekrano pusėje, pateksite į meniu. Kaip pakeisti derliaus nustatymus, sužinosite kitame mokyme.